Trečiakursis Justinas, pasirinkęs gyventi bendrabutyje, nesigaili. Čia yra viskas, ko jam reikia, o nuomos kaina tikrai nesikančia. Gyventi bendrabutyje yra labai smagu, nes aplink tave labai daug yra bendraminčių, daug draugų turi šalia, gali bet kada nueiti pasiklausti, ar ten informacijos, taip pat, kad ir kompiuterį esame Facebooko grupę turime, tai visi esame draugiškai, visko pasidalinam, kaip į bendrabutį. Dauguma KTU bendrabučių yra renovuoti, kai kuriuose galima gyventi blokinio tipo kambariuose ir turėti savo virtuvę, tualetą ir dušą. Gyvename blokais, turime kiekvienas blokas po savo virtuvę ir tualetų su dušais. Nežinau, man tai čia labiau patinka ir geriau. O čia atsikraustė, gavome mikrobangę, galime netgi daryti. Durėlės veikia. Veikianti mikrobangė, taip pat turime elektrinę filtelę, netgi gardrukį. Paskui yra lemputė, arba netgi 3 reguliuojami greičiai. Ką dar turi? Šaldytuvą. Virdulę nutrėm, virdulę reikėjo patiems nusipirkti. Žinau, daugiau kaip ir viskas labai čia, turtingai ir gražu. KTU bendrabučiai studentams tampa antraisiais namais, nes čia gyvena studentiška dvasia. Įrengtose erdvėse studentai gali susiburti kartu ir linksmai praleisti laiką. Pirmakursiai įstoję šiais metais į universitetą, pasirašę stojimo sutartis, turėtų kreiptis į KTU apgyvendinimo centrą, kuris yra Girčiupo gatvėje 13, arba tiesiog susirasti kontaktinį numerį, kurį galite rasti KTU elektroninėje interneto svetainėje, arba turėtų kreiptis į studentų atstovybę. Mes visada pasiruošę padėti. Mėgstantys sportuoti gali dalyvauti kasmet vykstančiuose bendrabučių sporto žaidynėse Barakieda, o turintys idėjų gali jas įgyvendinti.